horizonto toliai, kiek dar kelionė truks, broli, kiek dar dienų kol nuguls dulkės, kol tau ištars gulkis. Žodžiai teisingi kieno pusėje, tu rankoje akmuo ar dar būsi jo, kam tu teisėjas, kam rankos budelio, kam laiškas dugne budelio. Kuris čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Vilnius Uberis už vairo pacanas, teka neris, užkė fontanas, saulinė lėtinė, kapota žvilga, sėskis blondinė, kol neprailgo, ačiū gražuolė, akis nutilgo, geras naktis. Nu, kaip mašiniukas mano? Bus super. Tai gal vairuotojai pabūsi, mano driveriu? Driveriu? Nu gal. Gal ir pabūsiu. Bet su viena sąlyga. Pasakyk, ko prie mano tėvo prikibai. Man tai negaila, aš pasakysiu tau viską, bet, žinai, ten gal be liudininkų, gerai? Kažkur sustok čia. Klausyk, žvirbliuk, tu pabūk viduj, gerai? Mes su pusbroliu pakvėpuosim grynu oru. Gerai, pakvėpuokit, paslaptingi pusbroliai. Nu, pasakok, Mikoliuk. Romka, nevadink manęs Mikoliuku. Tuoj prieisiu, palaukit. Pone Ričardai, aš nelabai suprantu, ką jūs atstovaujat. Aš atstovauju labai galingus žmonės, pone Algirdai, kurie pasitikėjo jūsų statkomu ir liko nusivylę. Labai nusivylę. Palaukit, man reikia konkrečių pavardžių. Kągi aš ir mano statkomas taip labai nuvylė. Neatskleisiu aš jums jokių pavardžių, pone Algirdai. Pasikalbėkit su Valdemaru. Tegul jis grąžina tai, ką neteisėtai pasisavina. Ir mes pamiršim šitą nedidelį incidentą. Tiesa, jums reikės kompensuoti moralinę žalą.
Prie ko čia Valdemaras ir aš, leiskit paklausti. Aš nepakęsiu kažkokių neaiškių grasinimų savo namuose, Richardai. O jūs pasikalbėkit su Valdemaru, Algirdai. Geros dienos. Nelydėkit, nereikia, rasiu išėjimą. Kokius tu turi įrodymus? Ką? Man gali parodyti? Medžiagos, kompromato, va tiek, viskas saugu. Tikrai nesiparink dėl to. Bet žinai, mūsų tėveliai ten tokių reikalukų prasukė, reikaliukų. O tu neblefuoji, Mikoliuk? Aš kalsiu, snukitau. Aš Maiklas esu, ne Mikoliukas. Pabandyk. Ir tada pažiūrėsim, kaip su savo bolidu grįši namo. Skrendam, žvirblį. Kur skrendam? O tai kas atsitiko? Jūs su Mykolu susipykot? Romka, palauk, tai kaip mes grįšim? Kaip mes grįšim? Tu su nemirtingu Romka. Žvirblį. Aš nežinau, kaip mes grįšim. Taksi iškviesiu. Romka, duosiu. Duosiu viską, ką turiu. Man driverių reikia, supranti, su viena sąlyga. Tai gerai. Bet kai tau nereikės mašinos, mes su žvirbliu ją naudosimės. Nu, alright, tinka. Važiuojam? Žinai, Vasa, atiduokim konteinerį Koganui, jis man grąžins sodybę ir mes visi laimingi, Vasa. Vilkai sotus, avys sveika. Daryk, ką nori, Vasa. Kas? Nepatinka šitas planas. Pats nori kažkam konteinerį parduoti. Gerai, Vasa, supratau, pusę sumos man duos. Bet supranti, Vasa, bėda tame, kad aš nelabai žinau, ar noriu veltis į tą tavo istoriją, supranti. Šiek tiek palaukti. Bet viskas galioja. Jūs gausite tai, ko prašėte. Tai ką tu, Levi, man nori pasakyti? Dėl kažkokios bobos galėtum tėvą užversti? Aš nesakau, kad galėčiau. Aš sakau, kad nežinau, kaip pasielgti. Tėvas neaišku iš vis kur. Tas Elvaresas iš vis. Ir Markai, Kristė, mane šiaip kokia merga. Jeigu ką, karoči, supratai. Ką? Ką aš čia turiu suprast, ką? Kad tarp jūsų su Kristė ten kažkokia meilė liepsnoja? Nežinau, gal ir liepsnoja, bet tai nereiškia, kad aš galėčiau tėvą užversti. Alio, ką jūs čia rėkojat, ką? Kas čia ką nori užversti ir kas čia liepsnoja? O kas tau? Geri ir ger, ko čia trukdai kalbėtis? Tai labai garsiai kalba. O tėvas parašė. Nori su manim susitikti. Tuo prasme. Kodėl su tavim vienu? Kur jisai nori susitikti? Sakė, koordinatės atsiūs, jeigu vienas būsiu. Klausyk, Markai, gal tu mane pasim? Slima, gal tu eik, išsimaudyk, išsimiegok. Būk žmogus, Lauros, nebegirdik daugiau. Nu tai aš tai jos neįdengi, tai pati norėjau. Gerai, nesvarbu man, karočią, abu į žmonės atvirskit. Nes jeigu aš su tėvu grįšiu, jis tokius pamatys, tai pagauni mintį. Okei, bet tu tik tai grįžk sveikas ir gyvas, gerai, nes čia su tais tėvo bairiukais, karočią, tai niekas neaišku. Būk atsargus. Dėl ko? Ką aš žinau, o jeigu, pavyzdžiui, tai ne tėvas siuntė tau tas žinutės, kas tada apie tai nepagalvoja, ne? Va, būtent, Markai, aš pagalvojau. Aš ir sakau, karočią, gal tu ir mane pasimk, nu. Karočią, Slimai, ačiū už parinį dabar.
Tai ką man, tave tokį pasiimt kartu? Nu. Žvaigždutė, kur vinioji? Zdarova. Zdarova. Tai pas Švarcą kažko nori, tai minuši. Pas Švarcą, mes irgi pakeliui. A ko jūs ten? Ko mes? Mes pas viršininką instruktažą išklausyti. Švarcas viršininkas. Nu taip, su demonu, o viršių Koganas. O tai ką Kaminas taip prisidirbo, kad čia ieškot pradėjo visi? Tai va, tai mes irgi norėtume sužinoti, ką Kaminas prisidirbo. O ką tu, taip, nieko nežinai? Nu ką aš turiu žinot? Aš vis tą gandoną mačiau paskutinį kartą, kai mane Švarcui ten kortum pralašė. Kad čia balėra pasipantavot nori? Tai pušką turi ar kaž? Ne, banginė, pasikalbėti reikia. Galvom, kad toli nenuplauktum. Pušką pasiėmėm. Ką išstumė? Ne, nu tu supras, mes su Valėra prieš Kaminą, mes nieko prieš jį neturim. O mes tiesiog norim išsiaiškinti, kas čia, dėl ko ieško, kas čia įvyko. Viskas. Man atrodo, kad Švarcas su demonu jums slėpė mane paprasto dėl Kaminą. Aš jums sakau, aš nežinau nieko. Nu gerai, o kas gali žinot, kur jis dabar yra? Nu ką žinau? Nu tai gerai, jisai trynėsi su ta šliundra Lina, nu tai gal jinai žino? Nu jo variantas. Turi Linos numerį? Nu neturi, nu kam jis reikalingas, ką žinau? Paskambinti reikalingas. Gali pažiūrėti? Pažiūrėk į telefoną. Oi, nu gal yra kas nors kažkas. Tai turi ar neturi? Nu taigi sakau, pala, tuoj pažiūrėk. Tai žiūrėk. Šauk. Nu yra čia kažkoks, ką žinau, gal jos. Nu, tai paimk ir paskambink. Tai tipo man dabar skambint. Ne, tai aš iš tavo numerio, žinok, paskambinsiu. Tai tu paskambink apie Kaminą, tik nieko su ja nešnekėk. Šiaip paklaus, kur jinai yra, ką veikia. Paprasta. Kur aš esu? Koks tavo reikalas, kur aš esu? Nu, pas Karolį. Ugnės teisinis reikalus tvarkom, nu. Į pasimatymą? Niekur aš su tavimi neįsiu, banginį. Ate. Va, pavalgysim ir toliau klaidžiosim biurokratijos džiunglėse. Nu, kas tau? Nieko, taigi, banginis skambino. Į pasimatymą kvietė. Nu, eisi? Tu ką juokauji? Pasakiau, kad su Ugne teisinius reikalus tvarkom. Tėti, burgerį duok. Gerai, burgeriai. Va, tavo burgerį. Patenkinti dabar pas Karolį jinai. Labai gerai, kad pas Karolį. Ačiū, banginė. Einam dabar pas Švarcą su demonu, o po to Kaminą ieškoti. Bet Elinos nieko nesako. Tai gerai, o jeigu jo paklaus? Nors išsisuksim, nutylėsim. O dabar eina, pažiūrėsim, ką vadovybės planavo. Stovybė. Tai kur tie mūsų asiliukai? Švarcai, tu girdi mane? Girdžiu. Būstui. Pakeliui jau. Pakeliui. Pas mus truputėlį disciplina šlubuoja, netrodo? Jo. O, žiūrėk, ateina. Gerai, dabar taip. Jeigu kažkuris iš jūsų, arba visi trys, sužinosite apie Kamino buvimo vietą, jokių veiksmų nesiima. Iš karto pranešat man. Aišku? Demonai, o tu šyko gal Kaminas savo sodybą, Gal ten reikia paieškoti? Banginė. 2 dalykai. Pirmas dalykas, ta sodyba nebe Kamino. Antras dalykas, tu pradžiai išklausyk manęs, o tada klaus savo durnų klausimų ir siūlyk. Aišku? Na, aišku. Čia dabar, kai čia per įsakymai. Nesiruošiu aš pas tave važiuoti, ir negaliu to padaryti. Esu sunkiai sutraumuotas, mano pėda sužeista. Tau ne pėda sužeista, Valdemarai, o smegenys, absoliučiai tu jų neturi. Tu namie? Aš tučtuoju pas tave atvažiuosiu ligonį. Aš ne namie, Algirdai. O kur tu? Ligoniniai? Ne. Kam? Kam tos ligoninis? Mano pėdos padėtis nėra jau tokia tragiška.
Gerai, aš pas Vladą Keinį. Jis beje mane ir sutraumavo. Gerai, Valdemarai. Tiksliau, visiškai blogai. Aš atvažiuoju pas Keinį. Laukit manęs. Na, kaip gyvoji? Ai, Vladai jau majo. Atsiprašau, tikrai. Atsiprašau. Va, žiūrėk. O va, tokio gėrimo tu tikrai nesiragavęs, žinok. Kas tai? Vadinasi makumba. Tai yra specialus gydomasis gėrimas. Man vienas toks žolininkas, žinai, padarė. Iš Suvalkijos lygumų net pati numirusi gali prikelti. Ruošk trečią taurę. Statkus stoja atsigrūs. Žirblė, tu gali nueit kokios kavos atsigert ar kažką biškį, kol mes pusbroliu mūdviejų reikalus patvarkysim, o paskui aš tave į Trakus ar kur tik nori. Transportągi turim. Okei, Romk. Tvarkyk savo reikalus. Kur? Nesijaučiam. Buvo kalbėta miesto ribose, taip? Miesto ribose? Jo. Tau vairuotojų reik? Su humoru nelabai, matau, draugauji. Einam, humoristą. Keliaujam. Parodysi. Kofai? Ačiū. Palauk. Čia jie su... Narko didenybė. Skobaras. Ir tėvukai mūsų šalia, matai? O šalia jų Margo? Jo. Iš kur tu žinai ją? Teko susitikt su ponia Alvarez. Kaip suprast? Tu Lietuvos naujieną seki? Nežiūri dabar. Žodžiu, jie nusižudė. Tipo. Kažkoks tamsus reikalas. Ok. Esmės kaip ir nekeičia. Bet matai, kiek medžiagos, kiek kompromato apie tavo tėvuką. Matau. Bet atvirai, pusbroli, aš nemanau, kad tu mano tėvą priremsi prie sienos su šitais vaizdais. Seni, man blefuot net nereikės, kai tokios kortos pas mane. Vladai, ar gali mus su Algirdu palikti vienus? Mes turim kai ką įsiaiškinti. Aš maniau, kad tarp partnerių nėra paslapčių. Tarp mūsų ir nėra paslapčių. Tiesiog Algirdas turi pretenziją. Palik mus vienus, prašau. Gerai. Atsiprašau. Algirdai, iki pasimatymo. Valdemarai, pas mane lankėsi Ričardas Vasiliauskas. Kas toks? Nelabai išgirdau. Viską tu išgirdai, Valdemarai. Taip. Tomai, kur tu esi? Tomai. O, grįžo dėdė Tetukas. Nu, Tomuk, tai ką pridirbai, kol manęs nebuvo? Aš pridirbau. Aš visą situaciją kontroliuoju. Pažiūrėk, tau patiks. Hijo de puta. Te voy a matar, maldito padre. Čiaup, Nasra. Kažkas tave, Algirdai, labai agresyviai trolina. Seniai jau nebėra jokio Ričardo Vasiliausko. Kaip nėra? Jisgi buvo pas mane.
Aš kalbėjausi su juo ir jis atvirai grasino. Liepė su tavim pasikalbėti. Dėl ko? Dėl to, kad tu kažką ne savo paėmėjai. Valdemarai. Savo, ne savo. Kažkaip labai neapibrieštai kalbėjo. Aš normaliai kalbu. Tu dabar įsisukinėjai.